Jokios vibracijos, nieka. Sukasi dvi mentis, bet reikia jie didesnį. Ką pastebėjau. Biškį. Taip. Naktį biškį sukosi tarpais, pastebėjau, prabūdė žiau per langą. Bet pažiūrėjau orus, kad bus iš ryto vėjas didesnis. Tai va, iš ryto taip ir yra vėjas biškį didesnis. Nu, vėjas yra šiandien kokie 9, gal 10 metrų. Sakykim taip, pagal medžius gal matas. Čia realiai dabar sunkiai matas. Ten kaimyno pušis va juda. Bet dabar taip pasakysiu, su tom dviem mentim, nežinau, arba čia menčių ilgis yra, jeigu dviem mentim yra netinkamas, nes neišsisuk pats generatorius, kiek norėtos. Tai ką mačiau daugiausiai, tai gal 70 vatų mačiau. Bet čia prie tokio vėjo, nu, aišku, vėl čia sakau, kaip pas mane apačioj. Tai dabar darysim jau bokštą. Tai va, norėjau tik parodyti, ką gamina su dviem mentim. Kaip sukasi, kaip ką. Ir kur tu čia tūnė pasirodyk. O, ateini tą energetikį. Tai va, ir žodžiu, tiek žinių, generatorius sukasi, sustot beveik nesustoja, bet generacija tai tik nutrūksta, vėl pradeda, vėl nutrūksta, vėl pradeda. Ir blaškymas vyksta, kaip ir matot, į kairę, į dešinę sukinėjasi. Tai čia blaškymai praktiškai vyksta dėl to, kad vėjo generatorius žemai. Tie generatoriai, kur aukštai stovi, jie neturėtų blaškytis. Tai va, tai tiek norėjau parodyti ir iki sekančio karto. Iki.